Martynas Tomkus ką tik gaudė vanderpoilį. Okay, this I call the rat sign. Šakės. Gerklė yra kaput. Čia patikrinimai prieš raidą ir visą laiką būna kokių nuotykių, kaip ir man vakar su pradurta padanga buvo. Einam pasižiūrėti, ar viskas tvarkoj. Neišsileido, kur yra. Aha, va, atsuksim, parodysim. Va, teko dėti slieką, neužsisylinu, nors skiltė buvo žiauriai maža. O dabar einam gelbėti Tomkų, va, bandysim su šito įrankiu atsukti. Reikia, va čia, atsukti. Atsidarys dangtelis, ten viduje yra dvi batarkės, tam, kad shifteris galėtų nusiųsti signalą į perjungėją. Ir parodė, kad critical. Abi rankenos yra raudonas. Pas mane buvo tik vienoj rankenai, o pas Tomko abi dvi. Tai va, žiūrėsim dabar. Kaip ten iš vidaus, va, viduje stovi dvi baterijos CR1632. Visko? Jo, viskas abu atsukti, tik atsargiai varžtelį, kad neiškristų, nes jie išsiima. O, aš išimsiu vienas iki. Ja, atvirčiai. O šitai. Jau vienai vienas tarpelį, kitai kitą. Darbas, kur labai dažnai darai, ne? Recovery ralis, 100 km. Jo, recovery ir pusantro sukilimo. Kaip jautiesi? Puikiai. Vedu. Liuks, o, hebrolė. Martynas Tomkus ką tik gaudė vanderpoilį. Vanderpoilį nesimato, bet mato Martyną. Guli, ant plento. Toj susirinksim. Pavarko. Nu ten greit praskridau, baisiai. Galvojom, kad nuo kalno važiuoja į kalną. Mes net susimąstėm, ar tikrai mes važiuojam tą pačią kryptim. Vairą žaivarą, knygutės. Reiškia, valandų rutainė. Vienas iš gražesnių. Pamojuokit. Vismantukai, aš tikiu tavim, susikaup, biškį dar pakentiek, pabūsim draugė, palaikysim tave, užkilsim. Gerai? Ok. Žodžiu, va tokie va reikalai vyksta kalnuose kartais. Draugų nepalieka. Savų nemetam. Vismantukas stengiasi. Varo iš visų jėgų. Jis maladėts. Man jau lės vaikas. Tai taip ir turi būti. Mes to ir siekim. Pažiūrėk. Sakroeta, 708 metrų virš jūros lygio. Bam. Yra. Vismantukas. Prostovinčius mašinis praėjęs. Tai prostovinčius. Baisiai. O mes einam šiam 3, šiam 4, kai jums gašo.
vedu komandą, visi sėdi man ant rato. Jo. Realaus. Lobas, kekšas. Reikia, blek, papas rodo. Neklausykit, to pieniaus blemba. Jis da... Papas rodo. Viskas gerai, visme. Žiūrėk, visi tave žiūri. Visa Lietuva žiūri. O žiūrėk, čia lavonai važiuoja. Lavonai! Traukiniai. Kilogramas. Ir ką veikti uždaminti. Tikiu. Bet Nelendam už linijos, net. Na yra, kas norėjo. Pasipotki. Bikes, go home. Pelė kaip daužo. Įgumoji, pidisoką. Atsukė. Šakės. Gerklė yra kaput. Karšta. Padaužėm gerai. Kaip jis montukas jaučias? Jo, normaliai, šiandien dar bernai padėjo biškų man ten porą puštelimą į kalną, bet faktiškai, jeigu rytoj bus sunkesnė diena, 3000 elevationa, aš paprašysiu trenerę sudėtų man programytę kokią trumpą, ten 4 valandas pramins lengvai, zona 2 ir jau. Kaip Vanderpolis važiuoja vienas, ne? Buvo čia šiandien. Jo, žinau. Buvom sutikę. 4 valandas zona. Ja, prasilenkėm kelis kartus su Vanderpoliu su Alpesinį komandą. Nu, grįžom į chatą. Patalinė pakeista. Viskas va išvalyta, patalinė pakeista. Švarų gražų. Va. Grindys išplautas, viskas. Jo, kaip viešbutį. Nu, kraš, servizas 3000. Gerai, einam praustis, rengtis. Nežinau, kažkas švelniai, nesunkiai sakė, bus lengvas maistas. Ir varom į džiakuzį, šaunam antigripino. Bet tikro, ne tą, ką jūs pagalvojat. Paracetamolio miltelių, pastilių, nes šakės virusas kažkoks jaučia, čia visi su gerklėm iškritę. Gerai, kad tempa nekyla. Jo toks skausmingas kosulys. Svarbu, kad neblogėtų. Visą laiką su kaklaskarė minu, nors ir buvo šilta, bet nusileidimuose košė vėjas. Tai saugau save. Ok, einam tarkytis. Olyva. Ką jau savaitėlę daužo mane? Savaitėlę daužo, belė kaip grįžau. Atlėkėm kavos, užimta. Arba nėra vietų. Nepriima tiek daug, sakė. Per maža kavinė. Okay, sorry. Čia jau čia negalim važiuoti, tai žiūrėk, o. Kaip reikia? Taisyklingai dviračius lipti vienas ant kito. Nežinau, tiesiog, kad neprispausti pavarų, nenulenkti ir nenubražyti ir viskas ir statai. Jo, remk. Žadėjau nieko nevalgyti, bet užėjus neina atsispirti, ne? Ką valgysi? Šokoladinį pyragą ir kapučino gersiu. Už viską 10 euriukų. Šiaip gera kaina. Baisiai. Tikrai. 9,90. Gracias. Turiu įtarimą, kad apsiskaičiavo, nes 2 empanados po 85 centus, eurą šiam. Coca-Cola paprastai kainuoja irgi virš euro, euras pem.
tai 3 eurai. Tada pizza 4 pm, tai jau 7 eurai. Ir dar paėmiau pyragą ir kavą su pienu. Man atrodo, kad kažką nedaskaičiavo. Aš jį turiu. Bet it's not my problem. A ne? Visą krūvą dviratukų. Blemba, norėjau nufilmuoti, tu jau pagrebiai. Durnelį, ble. O čia baltymai atsistatymui. O čia piragas. Rytoj plauksim kaip šitą. Į kalną. Va taip, balius vyksta. Pasipuošėmis. Su girliandom, šviesytėm. Bum, bum, bum. Padainuoti gal reikia, jo? Nu, gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Atrodo jaunai. Galvoju, gerai, kažkaip. Ačiū visiems. Baisiai. Baisiai. Nelabai, bet... Labai faina, kad susirinko. Kad nepamiršot ateiti. Kad nepamiršot. Čia tai geras. Okay. Mes tokį turim mažą dovanėlę tau. Jo. Kadangi tu čia dar būsi visą mėnesį, kad nepamirštum Lietuvos, kad nebūtų čia liūdna būti ir nesukūstum, mes atvežėm tau dovanėlę. Visą parą vairau, nahui. Nuo visų. Pakok. Nes ne visi žino, kas čia yra. Čia staigmena. Pomidorų. Balti makinietišką liestelę, matai kai laiko. Palik tau pakuotę. O, būtų gerai, jeigu išsaugotum. Net laikė, ne? Ne, tai čia persipakuosi. Raga baisiai daug. Sajanų. Kamut ką veikti. Matos, kad valstybiniam sektoriui dirba. Tai čia tortas. Tortą irgi dėsim ant stalo. Jo, geriau už tortą. Ne. Visą vis tiek nesuvalgysi. Aš manau. Enjoy. Pirmą dieną ūčia, antrą dieną buvo pusė. Dėtojams biški darbo, bet nieko. Nieko. Martynai Sustvarkys. Tikslinti. Tomkau, tu sakei, kad 22 kartus užminsi į kolderatę. Įmanoma. Vienu sykiu. Įmanom. Žiūrėk, žmonės jau tau jau lenkėsi. Biudžetas? 200 pinigų, ne? Jeigu po širiką visi susimetam, tu užminu. Gerai, mes susimesim. O ką statai tu?
Počirika visiems, počirika. Tokius nors juokingus ir liepsi nusidėti mint. Savaitę, na, gailės. Ai, čia per visą savaitę. O, davai, mašinėlė yra. Neužminis, kodam davė plikai. Nu gerai, vis Gerai, davai. Kada? Dabar palauk, pažiūrėt orą. Ne, tai palauk, kad nesugadintų mums dienos, tai kaip mes neminsim. Keilis. Geras oras šeštadienį. Nebus karšta. Taigi vasario 26 dieną atšventėm trenerio Venanto gimtadienį, smagiai praleidom vakarą, valgėm grilintas krevetės, tortą, įteikėm dovanėlę, kadangi jo pavardė Lašinis, tai suorganizavau, kad įteikti jam lietuviškų rūkytų, ne lašinių, ten buvo kumpis, bet vis tiek buvo savotiškas prikolas. Tačiau po to vakaro sekančią dieną, vasario 27, galutinai pasijaučiau, kad esu sergantis ir jau nebegalėjau mintis su kompanija. Teko likti viloje ir ilsėtis, tai tiesiog pasikėliau droną ir paskraidžiau, pafilmavau apylinkės, nufilmavau, kaip keletas dar draugų išvažiuoja atskirai pasivažinėti nuo komandos. Ir visa ta diena tokia buvo biški subirusi. Atskiromis grupėmis išvažiavo į atskirus raidus, nes ir daugiau žmonių pasijuto besergantis. Simptomai gripo, kosulys, galvos skausmas, temperatūra nedidelė, bet iš lovos kiltis nelabai norėjosi. Taigi likau ilsėtis ir štai galite matyti, kaip dar mano kambariokas Vismantas Tomkus ir Jevgenijus masažistas išvažiuoja. Pagrindinė grupė jau yra išvažiavusi, jie kiek vėliau dar išsiruošė. Tomkus nevažiavo su pagrindinė grupė, nes per už gimtadienį davė pažadą, kad į Valdebą užvažiuos 22 kartus. Tai rimtas pažadas, šiaip jis visada ištisi juos, kokius beduotų. Ir sporas buvo tai, kad mes jam sumetam finansinę paramą, bet jeigu jis neįvažiuoja, skuta plaukus. Šiandien vasario 27, tuoj baigsis vasaris, o pas mus gripo protrūkiais gaunasi. Stovykloje nemažai apsirgusių, tame tarpe ir aš. Šiandien net neminiau, chebra yra išvažiavę į ilgąjį raidą, su nemažai sukilimo, labai jo laukiau, bet dėja teko likti namie, gydytis ir sveikti, eisiu toliau gulti lovą. Panašu, kad gripas, koščių, gerklės skauda ir šiaip prasta savijauta. Naktį labai prakaitavau, tai turbūt, kai buvo temperatūra net pakilus. O sloga vis dar užgulusi nosį. Mūsų čia gal 4 iškritę tokie kaip aš. Tai jo, nekokios naujienos, bet nieko nepadarysi, reikia su to susitaikyti, sveikti, gydytis ir kad likusias dienas vėliau būtų galima dar minti. Chebra. Čia kaip tik jau komanda vėl ruošiasi išvažiuoti. Aš vis dar sergantis ir praktiškai iš lovos beveik nebekylu, sunku net nueiti pavalgyti, savijauta išties labai prasta, nuolatos skauda galva. Temperatūros nėra, bet judėti ir vaikščioti nelabai galiu. Prie mano sirgimo kabutėse prisijungia jau ir kambariokas, jis taip pat lieka miegoti ir ilsėtis, nes jaučiasi prastai. Na, o matote, kaip likusi komandos dalis išvažiuoja, grupelė išties visiškai nedidelė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tik tai žmonės iš 15 berods. 12 žmonių mes vilai gyvenam, dar keletas prisijungdavo atskirai, tiesiog į bendrą raidą.
Tai matot, tik 7 žmonės išvažiavo kaip pagrindinė grupė. Jo, sirgt nebuvo smagu, laukiu šitos stovyklos labai, bet buvo kaip buvo. O matot mane su Vismantu, Visma iš visų striukė, jam šalta buvo baisiai. Liga, gripas, patys suprantat, kokia ta savijauta nemalonė. Tai taip, ir sirgau dar vieną dieną, 4 dienoje pasijaučiau geriau ir jau pakilau iš lovos, norėjosi pajudėti, nors dar buvo savijauta nekokia. Tada išėjau su Pavelu į haiką, haikas visai netoli, mes tada nuėjom pėsčiomis gal 20 km, bet apie tai kitoj serijai. Netrukus galėsit pažiūrėti, kaip atsigavau ir dar paskutinėmis dienomis sumyniau keletą raidų.